kodėl damušinėjimai ir koks tikslas, nes visą laiką norisi racionalų grūdą. Jie vis tiek yra šita karta konservatorių plėšrus. Ta prasme, jie tokios trumpos naudos siekėjai yra. Tai, pavyzdžiui, pasakojo tokį dalyką, kad kaip yra daromos medicina su tom eilėm. Nu, tas eilės galima sumažinti, jeigu investuosi pinigus į tiesiog tą kamščio, to butelio kaklelio sunaikinimą. Ten turi pašerti toj vietoje, tu turi sumokėti gydytojams, tu turi tempą padidinti, duoti daugiau, ten nestabdyti, tai yra nedaryti kvotų. Ir viskas pajudės, nes gydytojai tiesiog kartais prabambinėja prie kai kurio aparatų dėl to, kad kvotos pasibaigė. Šitą galima viską sutvarkyti. Šitas yra nedaromas, bet yra kas daroma. Viskas yra varoma į privatų. Vis tiek, tu privačiai susimokėsi ir vis tiek susimokėsi ir padarysi. Ir po to tie visi privatus tinklai, vienas iš InMedica, man atrodo, yra nupirkta stambaus tinklo, kuris iš principo pasaulyje diktuoja madas. Ten yra, vienu žodžiu, ten yra per vieną banką, kurio akcininkas yra tas BlackRock garsusis, kuris BlackRock pirko Ukrainoje, BlackRock, jie dabar pasidarė tas pats, kas, nežinau, ką čia, nežinau, Sorošo fondas, dar kažko tai, ką jie darydavo čia, kaip rizikuodavo tose šalyse. Tai dabar lyg tai BlackRock tą patį daro čia, panašu, kad viešojo sektorių. Jiem reikia politikų ir viešo sektoriaus, kurie vykdytų jų reikalus tvarkyti. Jeigu tu žlugdai medicinos sritį valstybinę, žmonės priversti ten eiti. Bet dalis yra, kurie neturi už ką nueiti. Bet žiūrėkit, COVID situacijų. Į privačią mediciną ten 100% didėjo. Apsilankymų ir visą kitą. O pas mus kažkaip ne. Ir dabar man labai patinka pasiklausyti, pavyzdžiui, savivaldybės atstovai, kurie su Dulkiu šnekėjo, su ministerijos atstovais, kurie pristatė čia reformą, kaip bus gerai. Jie raktinius žodžius pasako. Darykit viską, kad kuo daugiau nukreipti žmonių į privačią mediciną. Raktiniai žodžiai. Tai va tas raktinis žodis. Į privačią mediciną, o kodėl? Ten bus gerai. Dabar pirminio ir antrinio lygio sujungimas, tai yra šios sistemos užlugdymas. 30 metų mes išeidinėjom iš jos, kad to nebūtų, dabar suvarom atgal. Ir žiūrėkit, kaip šantažuojamos savivaldybės. Jeigu jūs nesutiksit su mūsų to užlugdymo planu viso, negausite europinių pinigų. Dulkys sėdė ant 800 milijonų šiai dienai. Tai kiekvienai savivaldybei galėtum po 20-30 milijonų duoti, tai ten ligoninės, nežinau, blizgėtų su naujausiu įrangius, kad ligoninės jau dabar įrangos trūksta. Jau paseno elementarus rentgeno aparatai, visi kiti, nebėra su ko dirbti. Tai jau per tą galėtų daryti. Pavyzdys, regioniniam tarybom pagal praeitųjų kadencijų priimtą įstatymą yra parašyta aiškiai, 30% es lėšų turi nueiti tiesiog į regioną. Jie patys turi nuspręsti, ką daryti. Tyčia neduoda, kad žlugdyti. Reikia tą sritį sužlugdyti. Bet žiūrėkit, per visur. Švietimas, prieštaraujantis konstitucijai, žlugdymas visas. Sveikata, tas pats. Per visas sritis eina tas pats. Kaip sakant, jūs švietime, man labai geras atsakymas buvo, sakau, žiūrėkit, tai kur dingti vaikam? Tai tegu eina į privačias mokyklos. Sakau, tai iš kur gauti akmenį į privačią mokyklą? Arba kokios o pinigų mažeikės. Tėvams privačiai mokyklai. Iš ko mokėti nieko? Tai vos ne jūsų problema, kurkit. Tai yra tiesiog pasakymas, kad dabar jie eina į kokią kryptį. Neturi pinigų, negausi nieko. Ir netgi pasako, žiūrėkit, Amerikui kokia puikia medicinos sistema, kad jeigu draudimo neturi, tu tavęs nieks negydys, viskas, tu patvari ir liks. Taip. Tai jie ir varo į tokią sistemą. Ne, ten yra ta sistema, kur valstybinių ten tų ligoninių, bet nedaug dievė jas pakliūti. Jeigu tu neturi draudimo, jeigu draudimo neturi, tau šakės yra. Tau niekas tau insulino nesuleis. Tai nesiniek. Bet jiem tai pavyzdys yra, kad tą reikia. Jie taip sako, ne? Jo. Žiūrėkit, Amerikos sistema kokia puikia. O neprasmuksit su mokyklom regionuose, kai yra dabar šitas konstitucinio teismo sprendimas iki rinkimų? Nes iš principo reikia išvengti dėl ko man pikta yra dėl Tapino šitų visų 13 000, Šiugždinienė už tai, ką jinai daro, už su mokyklom jinai turėtų, jeigu būtų STT, tai jinai už korupciją, už savo šeimų, jinai kūma ten yra pas Landsbergis. Už protegavimą privataus švietimo. Privataus švietimo konkretaus. Tai jį už tai turėtų atsistatydinti jau senai, nes visos tvarkos yra paremtos tik protegavimą privataus švietimo. Taip. Bet žiūrėkit, kas atlygins žalą, kur jau sunaikintos mokyklos.
pagal šitą sistemą. Ir Konstitucinis teismas ką padarė, tai ten reiktų įvykdyti gal iki rugsėjo 1, gal iki naujų metų. Tai kaip sakant, dar pusmetį leiskim žlugdyti, o po to jau spręsim, ką daryti. Ir pas mus buvo apie Europos lėšas, ten kalbėjimas, kaip įgyvendinimo Europos lėšų. Nu, aš paklausiu vieną dalyką. Kaip jūs atstatysite Europos lėšų naudojimą švietime, kai tai prieštarauja konstitucijai? Tai žinot, koks atsakymas? Europos kaip ir nejaudina, kad čia švietime prieštarauja konstitucijoje mūsų tvarkos. Europos nejaudina. Atsakymas. Europai vienodai, kad čia prieštarauja konstitucijoje, gerai. Konservatoriai nori, jeigu taip daro. Tai vietoj to, kad jie staigiai imtų keisis tą tvarką, nu realiai tai Šimonytė turėtų pasakyti ministrė paruošė tokią nesąmonę, kuri prieštarauja konstitucijai, žiūrėk, dabar greitai atsistatydini, jamam kitą ministrą, kuris sutvarkytų tą visą jovalą, kaip sakant, prieštaraujant konstitucijai. Bet ne, tyluma. Bet taigi niekas nesustabdė nei tų programų keitimo, nieko, absoliučiai viskas toliau važiuoja. Ir matot, realiai sutvarkymas, tai apmokėjimo sistema vyriausybės nutarimu, kad tą diskriminaciją panaikinti, kad privačiom duodam, čia neduodam, įstatymų sutvarkymas, skubos tvarka savaitę, 10 dienų. Tai jeigu tu nori sutvarkyti ir nepažeidinėti konstitucijos, tu gali tą padaryti per 10 dienų. Bet žiūrėkit, kaip per COVID jie pažeidinėjo konstitucinės teisės, kaip švietime, kaip su žemės klausimais pažeidinėjo konstituciją. Jiem realiai jau nusivalyt kojas konstituciją. Jie uždėjo priesaiką ranką, kad ten laikysiu konstitucijos visą kitą, bet jie nuolat jie pažeidinėjo.